Sveiki, aš esu Gabija ir šiandien kalbėsime apie jaunųjų karitiečių žinias, kas įvyko birželio mėnesį. Taigi pradėkime. Birželio 6 dieną mes lankėme nakvynės namų gyventojus, su kuriais kartu ypatingai šiltai žaidėme bingo žaidimai. Vėliau kitą penktadienį, jau birželio 13 dieną, lankėme mūsų mylimą senjorę Moniką jos namuose. Ir iš jos išgirdome pasakojimą apie jos išgyvenimus tremties laikotarpiu, bei taip pat turėjome puikų ir nuostabų laiką žaidžiant kaukių balių, o jeigu tiksliau, bajorų balių. Toliau, birželio 15 dieną anglų klubo metu turėjome krepšinio turnyrą, kuriame kartu su visais žaidėme krepšinį ir stengiamės įveikti savo varžovo komandą. Galiausiai birželio 18 dieną kartu su senjorais, užsieniečiais bei jaunimu vykome į Kryžių kalną, kuriame pastatėme ir savo parapijos Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės kryžių su visu pavadinimu Mūsų bažnyčios garbei. Taip pat tuo metu nuvykome ir į Šiaulius ir iš mūsų vietinės truputį išgirdome informacijos ir istorijos apie Šiaulių Saulės miestą. Birželio pabaigoje dalis mūsų savanorių vyko į Lenkiją, kurioje vyko savanorių tarptautinė stovykla, dezinformacija internete ir socialinė atskirtis. Social Movement Poland tai yra būtent programa, kuri diskutuoja apie socialinę atskirtį ir būtent tą dezinformaciją internete. Visas šis laikas buvo kupinas bendryšių, naujų pažinčių ir taip pat anglų kalbos stiprinimo įgūdžių. Taip pat mes turėjome vieną savaitės dieną, kuomet pas mus atvyko kunigas ir su juo kalbėjome apie vertybės ir tikėjimą. Tai buvo tikrai nuoširdus pokalbis su mūsų kunigu. Taip pat dar birželio mėnesio pabaigoje mes turėjome Spiečiaus stovyklą, kurioje mūsų tikintieji jaunuoliai atostogavo ir puikiai leido laiką puikiame būryje. Ačiū už jūsų dėmesį ir iki kito karto. Vida, galit papasakoti apie savo pirmąjį bučinį? Šiek tiek galiu, tas pirmas bučinys toks buvo, ne tai kad nelauktas, kažkaip jisai mane mergino panašiai porą metų, nuo 17 iki 19, bet jis mane labai kažkaip ar iš pagarbos didelės, toks buvo vienturtis sūnus. Bet aš jam, kad jausčiau, tada dar iš vis nejutau, kas tai yra meilė. Tai jis, žinau, kažkaip atsiklausė manęs vieną kartą. Žinot, šokių palydėdavo, kaip visada jau. Pirmas vakaras buvo, tai atsimenu gerai, buvo užgavėnis. Jau būdavo vakarėlis, reiškia, gavėniai atsisveikinam, šokių jokių nebus. Tai man tą vakarą, jis neprisipažino meilė, bet dar vienas vyras prisipažino meilė. Dviese. Aš kažkaip labai nustebau ir sakau, kas čia jums šį vakar darosi. Tai kažkaip pasilikau su tuo tokiu jaunesniu, tas antras jau buvo po kariuomenės, toks vyresnis, mano brolio amžiaus. Ir jisai manęs taip vis palydė ir vieną vakarą klausė, kada aš tave, Vidute, galėsiu pabučiuoti. Neatsimenu tiksliai, ką aš jam atsakiau, bet kad tas pabučiavimas tai buvo man taip kaip visai nieko nereiškia. Ar patiko? Jokio nejutau aš, nei džiaugsmo, nei malonumų. Taip, pakštelėjo ir viskas. Ir man. Kada jautėtės labiausiai suaugusi jau? Jautėtės moterimi? Turbūt įsimylėjau ir kaip ištekėjau, atsakomybė atsirado ne tik už save, bet ir šalia esančių žmogų. Buvo visko, buvo labai gražių dainų, buvo visko. Taip, kad aš čia labai jau tokia pasijutau. Tiksliai negau, turbūt kai ištekėjau, kai atsirado atsakomybė. Gerai, ačiū. Dar paskutinis klausimas yra, kada labiausiai didžiavotės savimi? Pirmas kartas, kada buvo? Kad taip labai didžiuotis, nežinau.
Aš tokia išdidi buvau tik jaunystė, kol įsimylėjau, kol visas mandrumas dingo. O šiaip tai, kad labai jau taip didžiuočiaus kažkuo, tai džiaugiaus, kad tinku dainuoti, džiaugiaus va šitą kultūrinę tokią veiklą. Aš džiaugiaus savo gimusiais vaikeliais. Buvo didelis begalinis džiaugsmas. Gerai. Ir atsiprašau, prisistatykit. Galiu prisistatyti. Mano vardas Monika. Malonu, Monika. Ir kada buvo ir koks buvo jūsų pirmasis bučinys? Nu, tas pirmasis bučinys, galiu pasakyti, buvo labai sudėtingas ir toks netikėtas. Tai žinoma, buvo labai toli, Sibire. Buvo toks berniukas, Vitas. Nu ir jis mane taip jau pakalbindavo, aš dar tokia buvau, nežinau, gal kokia 16 metų, 17 gal tokia jaunystė. Taip man buvo įdomu, jis mane pakalbindavo, iššokti įsivesdavo, nes ten mes lietuviai jaunimas rinkdavosi į šokius, aš dar tokia jau ne visai suaugusi, bet jau norėjau būti pana. Na ir paskui sukako jam tas kažkaip, kada jų tėvus priėmė, jis buvo nepilnametis. Jis už mane buvo jaunesnis gal metais ir tokius nepilnamečius buvo įsakymas, kad gali jau jie važiuoti į Lietuvą. Nu ir jisai susiruošė, reiškia, jau važiuoti į Lietuvą pas seserį, nes sesuo viena likusi Lietuvoje buvo, tėvus palieka. Ir tą vakarą prieš išvažiuojant buvo tokios jau mūsų vakarėlis ir buvo išleistuvės jau. Ir jis mane įsivedė į lauką, o šalta žiema buvo taip šalta, jis einam, sako, į lauką. Ko sakau? Tai jis manęs paprašė, tu mane pabučiuok. O tai sakau, už ką aš tave turiu dabar bučiuoti? Va, sako, jisai rusišką frazę ištai ant praščenijos, reiškia, ant atsisveikinimų, kadangi jis išvažiuoja. O aš sakau, nebučiuosiu. O jis pabučiuok mane, prašau. Nu, galvoju, jeigu taip jau prašo, tai aš jam tik pokštį į žandą pabučiavau ir greitai nėriau į vidų, nes jau buvo labai šalta, man laukia. Nu, ir paskui jisai išvažiavo, aš truputį biškį buvau ir įsimylėjusi. Kažkaip man gaila buvo, galvoju, va dabar jisai išvažiavo, galėčiau ir aš važiuoti. Toks naivus toks pagalvojimas, nu kur aš važiuosiu, čia tokia jau, žinai, taip. Nu ir tom ir baigėsi tas bučinys mano pirmasis toks. O paskui ten kiek tų bučinių buvo, tai jau aš nepamenu, ten jau nebeįdomus buvo. Gerai, tai pirmiau prisistatykit, kuo vardu esat. Kuo vardu? Cezarija. Gerai, Cezarija, ar galit papasakoti apie savo pirmąjį bučinį? Tas buvo 1955 metais. Per Juzupines kovo 19. Buvo kaiminė Juzukas Paulauskis vardu. Jis man šokė šokdindavo. Visą laiką dainų šventė šokdavo mus kartu. Ir aš jau pasveikinsiu Juzapinę, jis man palydėjo iki namų iki tvarto dėmį, kur gyvuliai laikės. Jis apkabint, per persimint pabučiavo. Bet kažkur čia prinuosės neįlūpas. Va, toks buvo man pirmas bučinys. Paskui mes ilgai bendravom, aš žiūrėjau į lauko mokytis į mokyklą, jis paliko kaimą ir įsiskyrėm taip. Bet gražus prisiminimas, taip? Jo, gražus. Gerai, pakartokit. Ką? Pakartokit, ką sakėt, ką tik. Aš to bučinį nepajutau nieką. Nu taip, ką bučiu jaučiu, tad pakšt kažkaip, nu, toks tas buvo bučinys. Tai kitą klausimą jums turiu. Kada pirmą kartą pasijutote tikrai suaugusi, jau moterim? Moterim? Mhm. Kaip apsiženėjau. Dėl ko? Už tai, kad reikia viską rūpintis, jau vyrų rūpintis. Ar geras jausmas? Sunkus. Daug emocijų turbūt sukelia. Paskui 9 kartą po vestuvių vyras sužeidė, avarija didžiulė, sulaužo bent kaulus, gulėjo ligoninėje pusę metų, paskiau 3 metus dispanserijos lankės, nedirbo, buvo labai sunku. Bet tas prisilietimas buvo labai toks, atnuvės ligoninį paglos, atrodo taip šiurpas per visą kūną. Gerai.
Tai kada buvo pirmas kartas, kada labai didžiavotės savimi ir dėl ko? Pirmas kartas buvo, kad didžiaus 60 turbūt 3 metais, kada aš atėjau dirbti Trinyčius ir atėjo 4 skyriaus viršininkas ir pasakė, a tu nenori stoti lengvos pramonės technikumą. Aš sakau, gerai, noriu, bet sakomas 3 kurse. Ir aš pamėginau į 3 įstojau į 3 kursą, jie mokinos 3 kurse, išlaikiau egzaminus, baigiau gau diplomą ir man pastatė dirbti instruktorė, po tiek metų meis ir tad pasijutau, kad aš galiu. Kaip gražu. O tada man toks džiaugsmas buvo. Tada ėjom ir į Neptūną kavinę, aplaisė diplomų pas visų kursantais, bet man pasisakė, sako, nenori juk nevičiūti, sako, reiškia, žekunė jau buvo, sako, nenori mokytis, nuskau, noriu. Sako, mes lengvai pramonės, sakau, ir aš noriu. Sako, mes 3 kursą. Jėzus Marija, kaip aš 3. Sako, pamėgink stoti. Ir aš atvažiavau jo egzaminuoti čia, Trinyčius, komisija iš Vilniaus, ir aš išsvojau. Ir pavyko. Pavyko, nu, tad instruktorių metus laik, paskiau meistrį. Keičiau meistrį, savo pamados neturėjau, tik keičiau atostogas meistrį. Ačiū labai, Cezarija. Sveiki visi, su jumis iš svečio rubrikoje aš Vytautas ir mūsų svečias Goda. Goda. Sveiki, Goda. Sveiki. Girdėjau, kad esate mūsų bažnyčios klebono dešinioji ranka. Ar galėtumėte pasidalinti, iš kur jau toks, na kaip Garbingas pavadinimas? titulas. Taip. Iš tikrųjų, kažkas mane taip pavadino ir kažkas taip vadina, tai aš nežinau kodėl. Galbūt todėl, kad darau darbelius, kurių klebonas nespėja padaryti, tai siunčia mane ir aš tos darbelius padarau kartais. Kartais geriau, kartais blogiau, visai išeina, tai ta dešinioji ranka tokia. Tai jūs darbuojatės bažnyčioje? Taip. Aha. O galėtumėte pasidalinti, kaip ta karjera prasidėjo galbūt? Galėčiau pasidalinti. Aš iš pradžių atėjau, kitais metais bus 30 metų, toks garbingas skaičius, kai atėjau į Grigališko choralo studiją ir nuo to prasidėjo mano aktyvesnis toksai buvimas čia bažnyčioje, šitoje parapijoje. Tai iš pradžių kaip giedotoja, po to truputėlį išplėčiau veiklą, buvau ilgą laiką savanorė ir va jau ko gero 7 metai, kaip dirbu visą pilną dieną, esu darbuotoja šitoje bažnyčioje. Geras, gerai. Ir girdėjau dar vieną tokį projektą, kad šiuo metu galima patekti į mūsų bažnyčios bokštą, tiesa? Tiesa, galima apsilankyti su savanorių lydinčiu gidu. Gidauja šią vasarą mūsų jaunieji karitiečiai 3. Tai yra Vytautas, tai yra Gabija ir Viltė. Taip. Ačiū. Tai patekimas į bokštą, visas grafikas yra paskelbtas mūsų internetinėje svetainėje Taikos karalienė LT. Ten galima pasižiūrėti, kokiamis valandomis savanoriai budi. Ir jaunimas iš tiesų labai yra rimtai pasiruošęs, išmokęs, susipažinęs su istorija bažnyčios ir veda ekskursijas tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Nes sulaukėme ir turistų, ypatingai iš kruizinių laivų. Tai ko gero mūsų bokštas yra aukščiausia įmanoma apžvalgos aikštelė Klaipėdoje, nuo kurios matosi gražiai visas miestas ir vartai į jūrą. Taip kad kviečiam pasidomėti svetainėje Taikos karalienė LT ir užsukti, patirti gražių emocijų, pamatyti gražių vaizdų. Taip, ypatingai jeigu norite sužinoti apie mūsų šios ypatingos bažnyčios bei bokšto istoriją. Ačiū Jums, kad buvote, ačiū Godai, kuris su mumis dalyvavo rubrikoje ir iki kito karto. Iki. Hello. Hello. I'm going to interview my friend today. So can I have your name, please? My name is Badia. It's spelled B-A-D-E-A. Okay, thank you. So how long have you been in Lithuania? I've been here for 5 years and a half, actually. Wow, it's quite long. Okay, so which country do you come from and how do you discover Klaipėda?
I came from Egypt, north of Egypt, actually, Alexandria in the very north of it. I discovered Klaipėda because I did have the intentions of going abroad for education. So basically, me and my friend, we opened Google Maps and basically we started looking for different countries across in Europe, because the best education where you can get, like, in Europe, obviously. So we started with some different countries, and we ended up in the Baltic states because we were looking for something affordable as well. We saw like Estonia, Latvia, Lithuania, and basically we landed to Lithuania. It was the best option and the most affordable. Also, Klaipėda University had like a decent program with quite affordable prices. So we've looked for that, and we've communicated with the international office, and basically they were quite helpful. And they helped us with the procedure, how to go through all the details and everything. Just like we filled the application and we just like, boop, we came here, and that's it. Okay, thank you. So, could you contrast your hometown and the Klaipėda? Well, to be honest, like these two cities are quite different. Like entirely, I would say entirely different actually. Like there is nothing similar by any chance. The only thing that you can say that they are quite similar to each other when it comes to the fact that both of them are seaports. Klaipėda lies on the sea, and the same as Alexandria, and both of them are seaports where ships comes and leave and all that. So basically, like, Alexandria is one of them, but like the difference is huge. We're talking, like Alexandria is a really big city, very ancient. So basically, it's overly populated at the moment. It's super crowded. It's 6 million people living in the city. And it's not even a capital. It's huge when it comes to the size. We are talking about London size, the same almost. So basically, like you can find like in every corner a restaurant, a coffee shop, a place where you can just like do something. It's full of activities, pretty nice and everything, but like it's pretty noisy at the same time, populated, polluted, and all that. But now they are just like improving when it comes to this regard. When it comes to Klaipėda, it's much smaller. When it comes to the population, as far as I remember, it's like 150,000 people living here, which is like the decent amount for you just to enjoy. It's a cozy vibes, small, not very noisy, and everything is pretty nice. So basically, like a sea festival for us is like an everyday thing, like in Alexandria. Every day we have like a sea festival. Yeah, I actually visited his hometown. Yeah, that's very true. That's very, population is very huge. The one day I wanted to go to museum, which is his recommendation, and I booked a cab. Approximately that's 2 kilometers to reach there, but I spent like 20 to 30 minutes because there's heavy traffic and people are everywhere. Yes, and also he mentioned about like a coffee shop and so on. A lot of places open 24/7. The city never sleep. That was a very beautiful town, actually. Yeah, that's about. Okay, so tell me some memorable episode in life in Lithuania, and if there's any with trouble, I'm very appreciated. Oh, troubles. Well, we've got lots of troubles in here. Let's say, like, I do have a memory that I tell everybody. I think like everybody who knows me, like, do you know the memory? Some of them they're gonna recognize it. Do you remember the day itself? One day I accidentally went to Kaunas. Yeah, I was in Palanga at 7 a.m. in the morning. It was quite a tough night, I'd say. So simply, like, we took the bus and I slept in the bus. It was only me, so I slept in a bus and I woke up in a entirely different city that is like 3 hours away from where I live, which is Klaipėda. So I just understood where am I by using Google Maps, and I saw it, and I was so tired, and I would remember that for the rest of my life. So yeah, that was one of the funny situations. Another, like, the trouble, like, I'd like to make fun of my trouble. So basically, like, it's a funny situation also. It was our second week in Lithuania. So me and my friend, we were living in one of those dormitories, and we had to go to some other dormitory actually to move to some other.
So simply like it was the second week in Lithuania and we decided to move. So we had like, you know, you can imagine like the amount of luggages that we were carrying, like each one of us two big luggages all around. It was 11 p.m. at night and we had to grab all these luggages and all that. So we had to cross the street to take the bus to go to the new dormitory. And to do that, we have to cross the traffic sign if we would like to do that legally, of course. We have to get to the traffic sign, which was like traffic lights were like approximately 6, 7, or 8 minutes walk. So that was for us like a long distance. So basically, we had just to cross illegally. That's what I've convinced my friend to do. And of course, because karma is a bad day, so basically what happened was that the police car appeared all out of the blue and stopped us. They started speaking with us in Lithuanian. But basically, all the policemen, or mostly all of them, here in Lithuania, they do speak English and they're very friendly with foreigners. But we didn't know that back then. So we had to pretend something, or just we had to improvise it. So basically, we've acted as we didn't see traffic lights ever before. We came from Egypt, from a town where we're using camels as public transport. It was a hard thing to swallow, but they were okay with it and they let us go. They've just asked us not to repeat the same mistake again because it's illegal, but we just we're alright with it. You know, this is very smart excuse and a strategy to, yeah. If you'd like to put Avoid it that trouble. way, I do appreciate it, but at the same time, like it's at that moment, it was quite stressful because you can imagine like the amount of stress that you have as a second week foreigner in a foreign country. You know, breaking a law, but and you don't know what are the consequences. But well, gladly, like everyone was cute at that moment. So yeah, things were past. Thank God nothing happened at all. Yeah. Those two are my favorite stories. Okay, Wow. so can I ask you? It's another question. Yeah. But have you ever volunteered before in your life? I remember I did volunteer in Alexandria actually, in a charity organization. Basically, we had to go to some very poor places where we had to teach children and families where they didn't afford to send their children to the education systems. If you have a skill like mathematics, not like me, of course, because I don't have it. I have no clue when it comes to mathematics, but. If you have a skill, like I used to go there to teach English, like I spent there a couple of days, but because the situation and the conditions of these locations where we had to go to, it was like quite poor to the point that sometimes you don't have an access to the water. We had to suffer a lot, so basically I couldn't manage it. But here, it was my second time to volunteer ever. I went to Caritas. I spent over a year volunteering there, going there, socializing with people like, you know, of different ages, like teenagers, people of my age, and like and above. And everyone was really nice. I liked it very much. So many things, so many opportunities, things to learn, you know, things to discover. Things that you teach and you enjoy and everything. So lots of fun actually, like hikes and so many events. So I liked it very much, and that was my experience. Okay, so Vadea, can I have any advices to the person who was willing to participate as volunteers? To participate as a volunteer in Caritas or generally? Let's say in general. Well, in general, like I would say, for example, you participate in as a volunteer for things you do. You go for the things you like. Disregard what people think. You know about volunteering generally. I know so many people who just think I'm just saying what is in my mind, right? So basically, I know so many people who just consider volunteering for organizations or for so many different things. I kind of like they call it cringe. There's something like they don't like it, and the way it looks like so many people they are nerds and all that, but it's different. You go to volunteer, you enjoy it, you have fun, you actually meet very interesting people with all thoughts and way of thinking, you know. I mean, just like so many people from different nationalities that you get to know. Interesting way of thinking, very interesting conversations, you know. You get to learn so many things and you get to have so many memories.
I do remember so many memories of characters that I don't regret to participate. I would like actually to repeat them. Like we went to hike on Tveré, and basically it was so many kilometers, because I do remember Mike was complaining about it, but like, but it was so nice that I loved it. I still have the memories on my laptop and on my phone and everything. I liked it very much. So many nice people. You see them later in the street, and you see that you actually have a community, you know, because of socializing, because of doing something nice and everything, and you do enjoy it at the end of the day. So that's what I motivate people to do. Yeah, thank you. I really agree on what you're talking about, because volunteer always create new opportunities Yeah, and a that's new right. connection, let's Yeah. say, with, sometime we never seen. To be honest, for me, he's the first Egyptian. I haven't no ideas how they are living. Yeah, okay, thank you. I appreciate it very Yeah, much. I really appreciate your time today. All right. We'll see you soon. Take care.